Prašau. Tai labas vakaras visiems. Aš turbūt nesimatau, ne? Visad, gerai. Dar kartą paklausiu. Ar matote mane, ar nematote? Ar dabar tik skaidrės matote? Ar girdite mane? Girdim ir matom. Ir girdit, ir matot. Tai šiandieną papasakosiu Jums apie Yes Global kavą ir arbatą. Ir aš pati jau irgi naudoju šitą produktą ir esu labai patenkinta ir mano klientai labai patenkinti. Iš tiesų, tai turbūt sutiksite ar ne su tuo, kad kava yra toksai, vieniems tai yra bendravimo forma, tai yra gražus ritualas, kitiems tai yra atsigaivinimas ir energijos pakėlimas. Žodžiu, kava, jinai turi tokį ypatingą, iš tiesų, ypatingą vietą mūsų gyvenime ir jinai tikrai yra daugelio žmonių neatskiriama dalis. Ir aišku, prie jos labai, kaip sakant, prisipratinti nereikia ir padaryti pernelyg tokių, nežinau, nedalomų savo gyvenime, bet iš tiesų tai kava, jinai, žiūrint dar kokios kokybės ta kava, jinai mums tikrai gali būti ir naudinga. Ir Yes Global kompanija būtent tokią kavą mums ir pagamino, kuri turi ir gydomąsias savybės, terapinės tokias savybės mūsų organizmui. Tai čia matote, kad tai yra šiluma, skonis ir spindesys, ar ne? Ką gali duoti, ne, mums ta kava. Tai yra kompanija tokia turi savo filosofiją, ne, kad daro viską, kas galėtų pagerinti mūsų savijautą, mūsų kūno būklę, ar ne, ir paaštrintų galbūt net ir mūsų protą. Dėl to, kad būtent šioje kavoje ir yra integruoti produktai, grybai, kurie ir padeda mūsų smegenims geriau veikti ir visam mūsų organizmui, netgi, kaip sakant, geriau regeneruotis, atsistatyti, jeigu jūs, pavyzdžiui, naudojate ir natūralius mūsų Yes Global produktus kitus, tai viskas čia kartu labai dera. Tai čia įeina 7 supergrybai viename puodelyje, kurie suteikia tos natūralios energijos ir padeda susikaupti, kurie pagerina virškinimą ir stiprina imunitetą ir kurie puoselėja gyvybingumą bei suteikia ramų budrumą. Tas ramus budrumas tai yra man iš tikrųjų labai svarbus. Ir ko gero jūs irgi sutiksite su tuo, kad ir jums ko gero svarbu, kadangi kada geriame kavos ar ne, pernelyg jos daug ir tikrai, kada žmonės būna labai įtemptam savo kažkokiam tai gyvenimo procese, nori būti budrus, kad smegenys geriau veiktų ir prigeria tos kavos ir tikrai ta kava jau tada nesukelia to ramaus budrumo. Tada būna kai kuriems ir tas toks vidinis purtymas ir širdelė daugiau plaka ir jeigu vėliau išgeria, nemiega ir taip toliau. Tai ši kava tikrai turi tą tokį poveikį ramaus budrumo ir tikrai aš pastebėjau tarp ir savo kolegių ir tarp klientų, kad kava jinai nesukuria to tokio dirglumo, ne, kada mes ją išgeriame. Ir tai yra dėl to, kad čia įeina įvairūs komponentai grybų, kurie atlieka tam tikras savo funkcijas organizmui mūsų. Tai apie juos aš taip trumpai ir pakalbėsiu. Tai yra toksai grybas liūtokarčiai, kuris labai stipriai padeda atminties ir koncentracijos palaikymui. Šitas produktas, šitas grybas, jisai turi tokią savybę, kad jisai reikalingas nervinių ląstelių augimui, atsistatymui ir tarpusavio ryšiams.
reiškiasi neuroniniams ryšiams. Jisai gerina koncentraciją, jisai palaiko atmintį, palaiko išlaikyti protinį darbingumą, nervų sistemos sveikatą ir jis labai tinka ir studentams, ir, žodžiu, vyresnio amžiaus žmonėms, kurie nori, sakant, turėti tą smegenų didesnį aiškumą, ne, tos kognityvinius gebėjimus savo neapleisti. Ir aišku, tiems, kurie turi tokį protinį darbą, nuolatos turi galvoti, nes kada žmogus turi nuolatinį tą protinį aktyvumą, jis irgi, jeigu nedaro poilsio, jeigu nedaro, taip sakant, nepajunta, kada jam reikia laiku pailsėti, tai yra irgi veda į ką išsekimą, nes jeigu žmogus, tarkim, dirba daug prie kompiuterio, ta mėlyna šviesa, jinai turi labai didelę įtaką mūsų organizmui, tai žinokite, kad šitas grybas turi tikrai labai daug gerų savybių. Toliau reiškia grybas, tai šis labai grybas man patinka, jo savybės man patinka už tai, kad jis turi streso mažinimo tokį adaptogeninį poveikį organizmui. Ir natūraliai tada, kada stresas mes mažiname, kada nepatiriam jo taip stipriai, tada imuninė sistema mūsų stiprėja. Tai jisai skaitomas kaip ilgamžiškumo grybas ir jis naudojamas jau daugiau nei 2000 metų. Ir savyje jis turi beta-gliukanų, terpenų, polisacharidų. Ir būtent, kaip ir sakiau, ar ne, kad jis gerina ir miego kokybę, veikia kaip antioksidantas ir mažina nuovargį. Tai tarp miego ir budrumo palaiko tokie adaptogenai, tai yra, kad palaiko ryšį tarp budrumo ir ramybės, tokį balansą. Na ir toliau mes turime čiagą grybą, tai apie čiagą ko gero dauguma iš tiesų irgi žino. Tai jisai yra beržo grybas, jis auga net ir pas mus. Jeigu pastebėsit ant beržų tokie kerpės, tokios tamsios auga, tai daro iš tiesų iš jų daug ir tinktūras daro, ir miltelius geria, įvairiom formom naudojamas čiaga grybas. Ir jisai būtent padeda ląstelėms mūsų, veikia kaip antioksidantas, apsaugo nuo oksidacinio streso. Ką mes kasdieną patirime, ar ne, kad mūsų organizmas turi apsauginę funkciją savyje turėti, ne, nuo įvairių išorinių faktorių. Mažina uždegiminius procesus, turi onkologijos ligų profilaktinį poveikį ir prisideda prie organizmo bendros apsaugos. Nu ir jisai tinka, jeigu dažnai sergate, jeigu turite kažkokių tokių uždegiminių procesų, kur reikia iš jų išeiti, tai būtent čiaga grybas tam yra tinkamas. Maitakė grybas, jisai palaiko gliukozės apykaitą, nes šiai dienai labai daug žmonių turi tą insulino rezistentiškumo pradžią, tokia cukrus plūduriuoja kraujyje, insulinas jo neįstumia, žodžiu, ir vystosi metaboliniai įvairūs sutrikimai. Tai šita kava būtent tinka tiems irgi žmonėms, kurie turi vatos, jis irgi pareguliuoja. Norintiems palaikyti sveiką svorį, esant angliavandenių apykaitos sutrikimams ir, žodžiu, metabolizmo visam gerinimui, kas nori pagerinti savo metabolizmą. Toliau yra agarikus grybai, kurie palaiko normalią imuninės sistemos veiklą. Tai yra jisai padeda organizmui greičiau atsistatyti po įvairių irgi ligų, po fizinio aktyvumo, po emocinio kažkokio tai krūvio. Žodžiu, jisai turi daug ir antioksidacinių savybių ir bendrą organizmo apsaugą tokią sukuria. Na ir toliau turime dar kordycepsą. Tai kordycepsas irgi turbūt yra daugumai žinomas ir toks labai įdomus grybas, toks nežemiškos kilmės, man sakyčiau, toks oranžinės spalvos, su tokiais žiuželiais į viršų ir jis padeda palaikyti mūsų energijos balansą, fizinę ištvermę. Kordycepsas imuninę sistemą labai gerai stiprina, kvėpavimo sistemos funkcijas gerina,
mažina nuovargio pojūtį. Tai vat imuninė sistema, kada pas mus yra stiprėja, ne, tai mes turime ir daugiau jėgų. Tai jisai tinka ir sportuojantiems, aktyviai dirbantiems ir turintiems per mažai energijos, tiesiog energijos poveikį pastiprina. Toliau turime tigro grybą. Tai tigro grybas, tiger milk, jisai kilęs iš Pietų Azijos, jisai naudojamas tradicinėje medicinoje kaip kvėpavimo sistemos palaikytojas. Jisai palaiko plaučių funkciją, padeda palaikyti kvėpavimo sistemos komfortą. Jeigu yra sezoniniai kažkokie tai kvėpavimo sistemos sutrikimai ir imuninė sistema irgi gerina. Tai vat šitas grybas būtent naudojamas šitam tikslui. Tai apibendrinant dar pasakysiu, kad kas tie beta-gliukanai, kurių daug turi šitie grybai, tai yra jie yra randami mielių, avižų ir miežių ląstelių sienelėse. Ir jie padeda palaikyti, normalizuoti imuninės sistemos veiklą, aktyvina tam tikras imuninės ląsteles, padeda organizmui lengviau reaguoti į išorinius dirgiklius. Stresas, kažkokie tai pokyčiai įvairūs, ne? Ir turi antioksidacinių ir uždegimą reguliuojančių, mažinančių savybių. Tai beta-gliukanai yra labai svarbus, jie yra tikrai labai daug kur naudojami ir taip pat turi būtent mūsų grybuose. Taip pat čia įeina arabika kava, yra 2 rūšių kava ir labai švelniai veikia, yra šis produktas miltelių, tokių tirpių miltelių pavidalo, tokį turi švelnų poskonį. Čia įeina taip pat ir inulinas, įeina ir natūralus saldiklis, kuris tikrai nekenkia mūsų figūrai ir tikrai viskas yra labai labai naudinga. Tai tiesiog vieno pakelio pas mus yra visas didelis pokas, kuriame yra 10 pakelių, viename pakelyje yra 30 gramų, tai tokio pakelio pakanka arba 2 didesniem puodeliams, arba netgi 3, jeigu mažesnio, gal ir 4. Žiūrint, kaip mėgstate mėgautis kava. Tai vandenį rekomenduotina neužvirti iki pat aukščiausios temperatūros, bet turi būti jau jisai šiltesnis, tam, kad tie grybai, kaip sakant, aktyvuotųsi, ne, per daug karšto vandens irgi nereikia. Ir tiesiog užpilame, išmaišome ir geriame. Tai toliau turime pieno arbata, taip pavadinkime, ar ne, tai yra taip pat praturtinta su funkciniais grybais, tai tikra juodoji arbata ir jinai irgi neturi jokių staigių energijos šuolių, neturi nuosmukių, palaiko ramią energiją, susikaupimą ir sukurta kasdieniam balansui ir jaukumui. Tai čia taip pat įeina visa puokštė šių grybų, tik tai galiu pasakyti, kad jinai yra labai švelni, jinai yra tokia tinkama, gal sakyčiau, daugiau dieną, kada jau vidurdienis. Aš asmeniškai mėgstu šitą arbatą vidurdienį gerti, kada jau, pavyzdžiui, jau nebereikėtų, nebesinori gal tos kavos, arba tiesiog tokiam lengvam tonizavimui. Jinai tokia yra mažiau gal man net saldi negu kava, ar ne? Tokia visai švelni yra, tokia pieniško poskonio. Tai va, tai labai labai rekomenduoju išbandyti, jeigu kažkas tai jau yra išbandęs, ar turi kažkokių tai galbūt savo pastebėjimų, galite pasidalinti dabar arba trumpai papasakoti, ne, koks jūsų poveikis, kaip jūs jaučiate šitą kavą ir arbatą. Dėl to, kad aš manau, kad tai yra tikrai labai puikia alternatyva net ir
tiems, kurie tikrai negali gerti tos kavos, tai yra puikus produktas dovanoms, galima dovanoti per šventes, per įvairius, sakykim taip, ar ne? Tai tiesiog kava yra skirta susikaupimui, aktyviai dienos pradžiai, ištvermei, o pieno arbata, jinai netgi, žinokit, ir tinkama, ir gerina mūsų odą. Irgi turi gerą labai didžiulį poveikį mūsų odai, mūsų grožiui. Taip, kad žinokite, kad jūs ne tik tai turite tos energijos gausite, bet ir turėsite gerą poveikį savo išoriniam grožiui. Tai viską darome, ar ne, kad būtumėm gražūs, sveiki, laimingi, patenkinti, kad dalintumėmės visų to gėriu, ar ne, ir tikrai nekylėkime, vaišinkime vieni kitus, kurkime tą gėrį, kalbėkime prie kavos ir arbatos, apie mūsų nuostabius produktus, kuriuos mes turime, ne, tai apie sveikatos trikampį, apie visus kitus, kuriuos turime. Na va, ir ačiū Jums už dėmesį ir kitų kartų.